Ar kada gaminai grikių su raugintais kopūstais, troškintus orkaitėje? Jeigu ne, būtinai pabandyk šitą mano receptą. Gaminame grikius. Šverdame salvofikse ir nupilame vandenį. Tada reikia paimti, perpilti atgal į indą tą patį, nes reikės dar mums grikių pridėti skanių dalykėlių. Imame tada į svogūnus ir sukapojame su turbiuku. Labai lengva sukapoti ir žinoma, didelis greitis garantuotas. Beriame atgal į indą ir tada beriame druskos, prieskonis ir žinoma pilame daug alyvuogių aliejaus. Viską reikia gerai išmaišyti. Imame ultra pro kepimo formą ir tada dedame paprastus pjaustytus kopūstus, grikius faršus ir raugintus kopūstus. Tada vėl dedame grikių, tada dedame kopūstų, tada vėl dedame grikių, tada dedame raugintus kopūstus ir taip, kol viską sudėsime kartu. Prispaudžiame dar grikius, nes grikiai būna stipriai šokę ir pabaigus kopūstus paskutinius, reikia būtinai užpilti alyvuogių aliejaus, kad būtų dar skaniau. Pašauname įkaitintą orkaitę ir viskas. Kepame, traukiame ir žinoma serviruojame. Daugiau receptų rasite veganpipiras.lt.